Labas rytas, žvejai. Mes ir vėl ant vandens telkinio. Šiaip tai dar kaip kas vakar užvakar ant ledo žuvavo, bet mes nerizikuosim. Dar norisi gyventi. Tai šiandien mes kartu su žento. Prašom pamojuoti. Radom neužšalusį ežerėlį, mūsų mylimiausią. Tai ant jo ir įplaukiam pažuvauti. Bandysim gaudyti ešerius. Kaip seksis, matysi žvybos eigoje. Nu va, pirmas ešeriukas. Va, tai pradėjom žuvauti ne per seniausiai. Artūrui vienas neblogas pabėgo. Man delninukas yra. Geras delninukas. Ką iš pradžių dėsim standartiškai į kibirą, o tada paleisim arba kažką paimsim. Taip, man kas įdomu, kad dabar visi va dar vakar rodė, daug kas ir ant ledo žuvavo. Šiandien kelinta plauk sausio? Šiandien 17 sausio. Nu, dar iš tikrųjų lydekas galima dar šitą mėnesį pagaudyti. Antras yra širaitis. Kol kas nedidžiuliai. Bet svarbiausiai kimba. O ko daugiau norėt. Pats kas vyksta. Va, ir Artūras turi. Gal bus ir stambesnių. O gal ir ne. Bus matyti žvejybos eigoje. Ja, pirmi metimai iškimba ir po to gali mėtį daryti, ką nori. Bet nedidžiulį. Svarbu. Ja, svarbu. O, ne, yra. Yra. Biškelį. Ja. O, čiut. Centimetrėlio. Va, čia radom susibūrimą. Išjungiau kamerą iš karto Artūras turi. Tokie delninukai. Ne, nu šiaip tai jie kaip žiemą tai labai smagus būtų. Oho, insirija. Gėliai, manau, žirklutėm išimk. Gal bus patogiau. Kad nesužalot, nes jei paleisim, tai po to, kad... Na, pirmas tuščias pravedimas. Ne, tuščias prie valties atsekė. O, ir žiūrėk. Eik tu sau duos ir man žirkas. Eina sau. Giliai gerklėje. Duok, aš išsikabinsiu, tu tada. Nu va, abu turim. Ir abiejų insirija. Reikia valą temk valą savo. Oi, va, tik tai reikia iš čia užklat dabar temk. Kažkaip nesuima.
Tai tau mažesnis ešerys. Taip, toliau, toli net nemesiu. Atsekė va čia višius prie pat valties. Bet ir jie tai gerai. Nu. Ne, nesuveikė prie valties užmetimas. Gali būt, kad padarėm pauzę, supranti, kol atkabinėjom ir jie apgulė. O, tokie smagus delninukai. Traukiam ir traukiam. O, va, prie pat valties. Mažesnio atsikabimą. Ai, sunarplėjo. Tik. Ne, ačiū Dievui, nesunarplėjo. Kol kas kaip metimas, taip kibimas. Va tau, nu rytoj jau Artūrą išvežam. Žentelį grįžta į Norvegiją. Prasidėjęs darbai, baigėsi katino dienos, patostogavo, užteks. Va. Ima ir ima. Tuoj bandysim ieškoti didelių, nes šitie sprendiniai jau gali greit atsibost. Žvėrį. Bet dabar iš vis tokie susmulkėjo. Gal bus pirma lydeka. Arba gražesnis ešeriukas. Nu, pažiūrėsim. Nukando. Lydeka buvo. Jau jaučiau, kaip sukosi. Ir ir viso, nu jau per trumpas pavadėlis. Ir taip visą laiką galvojau persirišti. Dar jau tikrai persirišime. Nors neatsikabinto, čia geresnis. Aišku, nedaug čia geresnis. Nėra. Čia nėra dar. Čia dar jau tiek patraukia ir dar nėra. Apčiubiški. Lydekaitė. Turas lupa lydekaitę. Nedidžiulė atrodė? Nedidžiulė. Ai, maža. Bet ai, turbūt užkapros užkabinai. Ne, nu kam. Jo, dėl to taip sunkiai ir traukęs. Kad
Pradžio atrodė, kad kabinas kažkas. To pasirodo, kad tai lydekaitė. Nedidžiulė. Gražiai. Lūpos kraštelį. Rankos už šalį. Nesidama už kabliuko. Tai bus patogiau, gal tikiuosi bent jau. Dirba vienas taškas. Viskas kaip ir kur bandėm. Nei kibimo. O va čia tai lydekaitė, tai ešeriukas, tai vėl. Sakoma, liūdėti neduoda, bet dabar ir nėra taip, kad kiekvienu metimu, kad gautų kibimą. Tai buvau įjungęs visą laiką. Nu, Artūras traukia lydekaitę irgi. Vargsta. Ne, tai kad tu man atrodo jas kabinė už šonų. Ne. Nes kažkaip įdomiai vaikščios, bet aš manau, kad jinai vėl už šoną. Už uodegos. Tik apmok. Nu jo. Pataik. Norėdamas kitų kartų taip nepadarysi. Antra ir antra. Ja. Antra ir antra lygiai taip pat. Nepasiduoda. Dar vienas. Lenda iš po ledo. Į ledą. Stovim. Ir gaudom. Ledas matosi. Kitur niekur nekimba, tik prie šito ledo. Nu ką, žvybą baigėm. Šiaip oras ne iš maloniųjų. Pažuvavom iki pieto, užtenka. Nes ryt jau kaip kam išskristi, tai ilgai negalėjom būti. Ešeriukai kibo. Buvo momentas, kada labai gerai kibo, praktiškai buvo traukiam. Po to kabaliojasi vienas kitas šiaip visą žvybos laiką. Didelių nebuvo. Nu, bet ko žvejui reikia, svarbiausiai, kad kažkas tai kibtų. Nu ką, žvybą baigiam, laiksim namo.